Berniukai ir mergaitės. Sveiki, išalkę zuikeliai. Mes jums šiandien pasieksime pasaką. Pasaka nepaprasta. Šiurpinančią pasaką. Kartą turtingas žmogus iš savo kiemo žiūrėjo į laukus ir sodus. Javai buvo gražus, o soduose nuo medžių šakos linkusių. Linko nuo vaisių. Jo dar pernykščių javų buvo nupiltos ant aukšto, didžiausios krūvos. Net lubos linko. Paskui nuėjo į tvartą, kur stovėjo nupinėti jaučiai, riebios karvės ir atšerti arkliai. Pagaliau sugrįžo į savo pirkią ir ėmė žiūrėti į geležinės skrynias. Ten juose buvo sudėti jo pinigai. Kai jis taip stovėjo ir žiūrėjo į savo turtą, staiga kažkas pasibeldė. Tik ne į pirkios, o į širdies duris. Atsidarė širdies durys ir jis išgirdo balsą. Ar esi kada padėjęs savo artimui? Ar matei vargšų skurdą? Ar dalijėsi duoną su alkanais? Ar užteko to, ką turėjai? Ar vis dar daugiau troškai? Širdis netrukdama atsakė.
Aš buvau kietas ir negailestingas. Ir savo artimui nieko gero nedariau. Jei kada ateidavo pavargėlis, aš nuo jo nusigręždavau. Dievas man nerūpėjo. Tik galvojau, kaip padidinti savo turtus. Jei būčiau turėjęs viso pasaulio gėrybės ir man tai būtų dar buvę maža. Išgirdęs tokį atsakymą, didžturtis visas persigando, kojos ėmė drebėti ir jis turėjo atsisėsti. Tada vėl kas pasibeldė, bet dabar jau į pirkios duris. Tai buvo jo kaimynas, pavargęs žmogelis, kuris turėjo krūvą vaikų, bet neturėjo kuo penėti. Žinau, galvojo vargšas, mano kaimynas turtingas, tik baisiai šykštus. Tikrai nieko neduos, bet vaikai prašo duonos, reikia mėginti. Ir sako didžturčiui: tamsta nemėgsti dalytis su kitais savo geru, bet aš, kaip skęstantis, prašau tamstos pagalbos, mano vaikai badauja, paskolink kokius 4 saikelius rugių. Didžturtis ilgai žiūrėjo į vargšą. Jo akmeninė širdis ėmė minkštėti. 4 saikų aš tau neduosiu, tarė jis, bet dovanosiu 8. Tik turėsi man išpildyti, ko reikalausiu. Ką? Paklausė vargšas. Kai aš numirsiu, tu 3 naktis turėsi išbūti ant mano kapo. Vargšai baisu buvo pasižadėti. Bet negalėdamas kitaip išsiversti, turėjo sutikti. Gerai, atsiliepė jis ir pasiėmęs parsinešė javus namo. Didžturtis lyg nujautė savo nelaimę. Po 3 dienų staiga mirė. Niekas nežinojo mirimo priežasties, bet niekas jo ir nesigailėjo. Kai jis buvo palaidotas, žmogelis atsiminė savo pasižadėjimą. Nelabai norėjo pildyti, bet savo galvojo, juk didžturtis buvo man geras
jo grūdais papenėjau alkanus savo vaikus. O ir jei nebūtų jis toks buvęs, vis tiek duotą žodį turėčiau laikyti. Temstant nuėjus į kapines. Temstant jis nuėjo į kapines. Temstant jis nuėjo į kapines. Ir atsisėdo ant kapo. Aplink buvo taip tylu. Švietė mėnuo. Ir kartais klaikiai rėkdama skrido pro šalį pelėda. Patekėjus saulei, vargšas sveikas parėjo namo. Taip pat ramiai praėjo ir kita naktis. Trečią vakarą žmogelį ėmė kažkokia baimė. Jis jautė, kad kažkas turi jam atsitikti. Nuėjęs pamatė pagal kapinių tvorą nepažįstamą žmogų. Žmogus buvo nebejaunas, bet dar smagių akių. O ant veido turėjo kelis randus. Jis buvo apsivilkęs senu apsiaustu ir apsiavęs aukštais batais. Ko tamsta ieškai, paklausė žmogelis. Ar nebaugu vienam kapinėse? Nieko neieškau, atsiliepė nepažįstamasis, ir nieko nebijau. Aš esu toks, kaip tas berniokas, kuris ėjo baimės ieškoti ir niekur negalėjo rasti. Bet paskui vedė karalienę ir gavo didelius turtus. O aš toks buvau pavargęs ir toks likau. Aš buvau toks pavargęs ir toks likau. Aš esu atleistas kareivis. Niekur negaunu pastogės. Jei tamsta tikrai nieko nebijai, pasakė žmogelis,
Tai lik čia ir padėk man sergėti aurę Anakapą. Sargyba yra kareivio darbas, atkirto tas. Kas mus ištiktų, gerą ar piktą, mes dalysime iš vieno. Sodietis paspaudė kareiviui ranką ir abu susėdo ant kapo. Iki vidurnakčio visur buvo tylu. Paskui ore kažkas užstaugė. Šalin nenaudėliai, suriko velnias. Kas guli tam kape yra mano. Ir aš jo atėjau. Jei jūs neįsite iš čia, aš jums sprandą nusuksiu. Ponas raudona plunksna, atsiliepė kareivis. Tamsta man neviršininkas ir galiu neklausyti. O baimės visai nepažįstu. Eik savo keliu, mes čia pasiliekame. Velnias pagalvojo, šiuos driskius lengviausia būtų papirkti auksu. Ir visai draugišku balsu paklausė, ar jie nesutiktų eiti namo, jeigu jis duotų jiems pinigų maišelį. Čia kas kita, tarė kareivis. Bet vis tiek nuo mūsų neatsikratysi vienu aukso maišeliu. Jei sutiksi duoti mums tiek aukso, kiek tilps viena mano bate, tada nuo tos vietos ir pasitrauksime. Tiek daug dabar neturiu, atsakė velnias. Bet aš greit jūs atnešiu. Artimiausiam mieste gyvena vienas Maineva. Mano geriausias pažįstamas. Jis mielai man tiek duos. Kai nelabasis išnyko, kareivis nusitraukė nuo kairės kojos batą ir sako: pataisysiu tam pajuodeliui pinkles, tik duok gumai man savo peilį. Kareivis nurėžė bato padą ir pastatė į aukštą žolę nutoli kapo prie apžėlusios duobės krašto. Dabar viskas gerai, tarė jis. Velnias gali jau ateiti. Vėl abu susėdo ir
grįžo velnias su maišeliu aukso rankoje. Pilk čia, tarė kareivis, kiek laikydamas batą. Velnias išpylė maišelį, bet visas auksas nubyrėjo į duobę, o batas liko tuščias. Molkis, sušuko kareivis. Ar aš tau nesakiau, kad nieko nebus, jei dar kartą? Eik dar kartą ir atnešk daugiau. Velnias pakraipė galvą ir nuėjo, po valandos grįžo su didžiausiu maišu pažasty. Pilk, sušuko kareivis, bet nežinau, ar pripilsi ir dar. Auksas nuskambėjo gilyn ir batas vėl buvo tuščias. Velnias įniršęs, bet mano kareivis sako tiesą. Neregėtas saulų plotumas, pasakė susiraukęs velnias. Gal tu manai, atsiliepė kareivis, kad mano kojos arklio kaip tavo? Nuo tada pasidarei toks šykštus. Nešk daugiau aukso, kitaip pralaimėsi derybas. Velnias vėl nurūko, šį kartą jis ilgiau užtruko, sugrįžo stenėdamas ant pečių vilko, užsidėjęs sunkiausią maišą. Išpylė jį į batą, bet batas vis tuščias. Velnias pasiuto iš piktumo ir norėjo ištraukti iš kareivio rankų batą, bet tuo tarpu blykstelėjo ant dangaus pirmas tekančios saulės spindulys. Ir piktoji dvasia, staugdama, nuplėsnojo. Nelaiminga didžturčio vėlė buvo išvaduota. Sodietis norėjo pasidalyti pinigus, bet kareivis tarė: mano dalį atiduok pavargę